Sveiki visi ir sveiki atvykę į Jewish World Weekly per I24 News English. Aš esu Emilė Francis. Kiekvieną savaitę mes aptariame istorijas, klausimus ir asmenybes, kurios yra svarbios žydų bendruomeniai čia, Izraelyje ir visoje diasporoje, pasaulinėje žydų bendruomenėje. Ir kaip visada, pradedame nuo svarbiausių šios savaitės žydų pasaulio naujienų. Pažiūrėkite. Australijos teisėjas nusprendė, kad vaizdo įrašas iš liūdnai pagarsėjusio antisemitinio virusinio vaizdo įrašo negali būti naudojamas teisme kaip įrodymas. Įraše matyti dvi uniformuotos slaugytojos, kurios vaizdo pokalbių forume kalbėjosi su Izraelio turinio kūrėju ir sakė, kad žudys ir jau yra nužudžiusios Izraelio pacientus. Teismas nusprendė, kad įrašas buvo gautas netinkamai, be dalyvaujančių asmenų sutikimo ir jį atmetė pagal naujojo Pietų Velso įstatymą. Prokurorai dabar turi remtis kitais įrodymais, įskaitant įrašiusio asmens parodymus. Po niokojančių žemės drebėjimų Karakase, Izraelis įsiuntė pagalbos misiją į Venesuelą. Nevyriausybinė organizacija IsraAid įsiuntė skubios pagalbos komandą greitam reagavimui ir psichologiniai pagalbai, ypač maždaug 500 iškeldintų žydų šeimų. Tūkstančiai žmonių Venesueloje žuvo, o dar daugiau liko be namų. Ir galiausiai Clive'as Davisas, žydų kilmės roko ir rock'n'rollo įrašų prodiuseris, dirbęs su Janis Joplin, Bruce'u Springsteenu ir Billiu Joeliu, mirė sulaukęs 94 metų. Jo kaip vedėjo permainingą karjerą apėmė ir tai, kad jo įrašų kompanija CBS Records kažkada jį padavė į teismą, kai jis, kaip teigiama, pasisavino $1000 asmeninėms išlaidoms, įskaitant sūnaus bar micvą padengti. Vėliau jis atsitiesė įkūręs įrašų kompaniją Arista ir pasirašė sutartį su Aretha Franklin bei jauna Whitney Houston. Niujorko mero Zoramo Mandanijo progresyvi kampanija dar labiau stiprėja po to, kai jo remiami kraštutiniai kairieji demokratai socialistai laimėjo JAV demokratų partijos pirminiuose rinkimuose į kongresą. Du kandidatai palaikantis Palestiną ir labai priešiški Izraeliui dabar yra per žingsnį nuo to, kad atstovautų dalį aukštutinio Manhatano, Bronkso, Kvinso ir Bruklino. Štai daugiau mano reportaže. Šalia stovint merui Zohranui Mamdaniui, Darjauza Avilas Ševalyje pasiekė svarbę pergalę Niujorko progresyviam judėjimui. Aš matau mūsų ateitį. Aš matau Niujorką, kurį visi galime sau leisti. Aš matau Niujorką, kuris iš tikrųjų investuoja į savo vaikus, o ne į bombas. 32 metų kandidatė įveikė 5 kadencijas dirbusi Niujorko 13-osios apygardos atstovą, apimančią aukštutinį Manhataną ir Bronksą. Reikia tylos. Doktorantūros studentė aiškiai išreiškė savo anti-izraelietišką poziciją. Ji dalyvavo protestuose vos keliomis dienomis po spalio 7-osios žudynių, taip pat Kolumbijos universiteto protestų stovyklose iki pat rinkimų dienos. Taip pat Mamdani palaikė demokratų socialistę Claire Valdez, kuri laimėjo pirminius rinkimus Niujorko 7-ojoje apygardoje, apimančioje Bruklino ir Kvinso dalis. Ji taip pat garsiai kaltino Izraelį genocidu. Meras Mamdani taip pat palaikė žydų kairiųjų kongreso kandidatą Bredą Landerį ir Niujorko valstijos asamblėjos kandidatę Ilapiją Saritupak. Jūs prisimenate žodžius apie laisvę nuo nepritekliaus, laisvę nuo baimės, laisvę išpažinti tikėjimą. Jūs prisimenate tiek daug to, kas anksčiau buvo esminė, tikroji demokratų partijos dalis. Atėjo laikas kai kurias iš tų idėjų sugrąžinti. Bredas Landeris, buvęs miesto kontrolierius, buvo vienas ryškiausių Mamdanio žydų sąjungininkų. Jis užsitikrino pergalę demokratų pirminiuose rinkimuose Niujorko 10-ąją apygardoje, apimančioje žemutinį Manhataną ir dalį Bruklino. Visa šios politikos esmė yra ta, kad mes nesileidžiame į kompromisus dėl niekieno žmogiškumo. Rinkėjai, kurie nenori siųsti 2000 svarų bombų, žudyti vaikų Gazoje, nenori daryti kompromisų dėl niekieno žmogiškumo. Ir mums nereikia to daryti ir čia. Taip pat jis nugalėjo žydų kilmės 2 kadencijas dirbantį dabartinį kongresmeną Daną Goldmaną. Aš ką tik paskambinau Bradui ir pasveikinau jį su pergale ir linkiu jam viso ko geriausio, kai jis pradės atstovauti šiam nuostabiam rajonui. Vėliau prezidento Johno F. Kennedy anūkas Jackas Schlossbergas aktyviai kovojo dėl aukštutinės vakarų pusės vietos, kurią 30 metų užėmė kongresmenas Jerry's Nadleris, nors jam ir nepavyko laimėti. 33 metų vyras tikisi, kad Amerikos ateičiai iškils nauja, jauna demokratų karta.
Mums reikia ne tik jaunesnių kandidatų, mums reikia kitokių lyderių, mums reikia kitokios politikos. Mums reikia kitokio požiūrio į tuos gyvenimus. Žmonių, kurie labiau linkę atvirai kalbėti apie pragyvenimo kainą, apie korupciją ir drąsiai apie konstituciją. Vokietijai visiškai apsisukus ir tapus viena iš didžiausių Izraelio rėmėjų Europoje, Minchene planuojamas naujas holokausto švietimo centras. Šią iniciatyvą, kurią 2023 metais pasiūlė Yad Vashem, parėmė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. Prisijungė prie mūsų iš Jeruzalės Yad Vashem pirmininkas Danis Dajanas. Sveiki ir ačiū, kad esate čia. Sveiki, ačiū, kad pakvietėte. Na tai tikrai verta dėmesio situacija. Tai akivaizdžiai labai svarbus dalykas. Paaiškinkite, kodėl tai buvo svarbi Yad Vashem iniciatyva ir kiek laiko prie jos dirbote, kol pasiūlėte ją 2023 metais. Na, mes šį idėją čia buvo svarstoma ilgą laiką, tačiau per savo vizitą į Berlyną 2023 metų sausį aš iš tikrųjų tai pasiūliau dviem asmenybėms. Tada kancleriui Olafui Scholzui ir tuometiniam opozicijos lyderiui Friedrichui Merzui abu šią idėją priėmė su entuziazmu. Turiu pasakyti, kai ponas Merzas pakeitė poną Scholzą kanclerio poste, pereinamasis laikotarpis buvo sklandus. Mes skyrėme nemažai laiko išsamiam galimybių tyrimui atlikti. Mes išnagrinėjome keletą galimų vietų, nes nuo pat pirmos dienos buvo visiškai aišku, kad tai nebus Berlyne. Ten jau yra pakankamai holokausto atminimo institucijų. Ir galiausiai nusprendėme jį įkurti Minchene, Bavarijoje, su padaliniu Leipcige, Saksonijoje. Dabar įdomu, žinote, taip pat dabar sutinki daug vokiečių, kurie yra, žinote, tų, kurie vykdė žiaurumus pro anūkį. Ir tikrai pajunti, bent jau iš savo patirties, kad jauni žmonės, žinote, gėdijasi savo protėvių. Ar jie gauna žydišką išsilavinimą apie tai Vokietijoje? Ir ar tai skirta visiems, ar daugiausia, žinote, vietiniams, gyvenantiems Vokietijoje? Na, akivaizdu, tai atneš žydišką holokausto perspektyvą į kaltininkų žemę ir nėra lengvo būdo tai pasakyti. Yad Vashem yra holokausto institucija, kuri atstovauja aukoms, o Vokietija yra kaltininkų žemė. Bet žinote, jūs kalbėjote apie prosenelius arba proprosenelius. Man svarbu pasakyti, ir aš visada tai pabrėžiu Vokietijos valdžios institucijoms, kad šiandien Vokietija yra daugiatautė, daugiakultūrė visuomenė. Tačiau kartu su Vokietijos pilietybė turi ateiti vertybių rinkinys, įsipareigojimų rinkinys, pareigų rinkinys ir žinių rinkinys. Tai nepriklauso nuo to, kur buvo jūsų senelis Antrojo pasaulinio karo metu, per Šoą. Ir centras Minchene, Ičako rabino centras Minchene ir jo padalinys Leipcige tarnaus visai Vokietijos federaciniai respublikai ir tikriausiai ir kaimininėms šalims. Jis bus ypač skirtas moksleiviams, jauniems studentams, vidurinių mokyklų, universitetų studentams, bet taip pat ir plačiai visuomeniai Vokietijoje. Dabar tai taip pat, kaip žinote, mes matome vis mažėjanti išgyvenusiųjų, kurie vis dar gyvi skaičių. Ar tai yra dalis to? Ar likę holokaustą išgyvenę žmonės taip pat dalyvaus, ar atvyks ir rengs pranešimus? Ar tai yra vienas iš švietimo centro tikslų? Ne, nebūtinai, žinote, deja, bet neišvengiamai po kelių metų. Tiksliai nežinau kiek, bet mes esame kartų sankirtoje. Šiandien gimę vaikai tikriausiai niekada neturės tokios privilegijos, kokią turėjome mes, klausytis išgyvenusiųjų pasakojimų. Taigi priešingai sakyčiau, kad tai yra pasiruošimas pokariniam liudininkų laikotarpiui, kurio slenkstyje mes dabar esame. Taigi tai bus vienas iš mūsų būdų, kaip norime įtraukti jaunesnėsias kartas, kurios neturės privilegijos išgirsti išgyvenusiojo pasakojimą. Išklausyti išgyvenusieji buvo ta formuojanti patirtis, kurią visi mes turėjome, mokydamiesi apie holokaustą. Tai tarsi stovėti ant tilto, kurio vienas galas yra prieš mus, o kitas Aušvice.
Nieko negalima tiksliai pakeisti šiuo įsitraukimu. Tačiau naujajame edukacinėme centre, kaip ir čia taip pat Yad Vashem Jeruzalėje, mes ieškome būdų, kaip kompensuoti privilegijos susitikti su išgyvenusiaisiais stoką. Ir žinote, dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai nesulaukė vien tik palaikymo. Buvo ir tokių, kurie tai kritikavo. Sakoma, kad šios iniciatyvos negalima atskirti nuo vyriausybės. Žinote, tai buvo išsakyta žiniasklaidai. Ką jūs apie tai manote? Koks jūsų atsakymas į tai? Na, tai rodo tam tikrą neišmanymą. Yad Vashem nėra Izraelio vyriausybinė agentūra. Tai yra valstybės agentūra, o ne vyriausybės, netgi taip sakyčiau. Tai yra žydų tautos agentūra, ne tik Izraelio valstybės. Mes esame visiškai nepriklausoma institucija, negauname jokių nurodymų, įsakymų ar politikos gairių iš vyriausybės. Mes esame 100% atsidavę istoriniam tikslumui, holokausto atminimui pagal istorinius faktus. Ir buvo daugybė, nesuskaičiuojama galybė atvejų, kai Yad Vashem ir Izraelio vyriausybės politika nesutapo, kai kyla nesutarimų tarp Izraelio valstybės poreikių ar politikos ir istorinės tiesos. Mes visada buvome ir būsime istorinės tiesos pusėje. Gerai, labai ačiū Danidai Janai, Yad Vashem pirmininkė. Ačiū. Jei naudojate socialiniais tinklais, būtent X, Instagram ir TikTok, galbūt pastebėjote, kad jūsų sraute dažniau pasirodo žodis gojus. Tai žodis, kurį žydai jau seniai naudoja vadinti nežydus. Tačiau dabar jį pasisavino kraštutinių dešiniųjų internetinės bendruomenės, kad skleistų tūkstančius metų gyvuojančius antisemitinius stereotipus. Mūsų Joe Brownas papasakos daugiau. Turiu tau kai ką pasakyti, kol gojai nesužino, ir mes turime tai sustabdyti. O būtent tai, kad kraštutiniai dešinieji yra apsėsti žodžio gojai ir kažkokiu būdu rado naujų bei išradingų būdų skleisti antisemitizmą. Jei maždaug pastaruosius metus buvai internete, galbūt pastebėjai, kad žodis gojus vartojamas vis dažniau. Tai jidiš kalbos žodis reiškiantis žmogų, kuris nėra žydas. Taip pat galėjai matyti šio žodžio variacijų, pavyzdžiui, goj kacel ir gojus šliužas. Šią savaitę kovos su šmeižtų lyga sukritikavo The New York Times dėl straipsnio apie terminą gojus šliužas, sakydama, kad jie išpopuliarina antisemitinę, bet gana nišinę internetinę frazę ir perkelia ją į pagrindinę žiniasklaidą. Bet kaip terminas, kurį žydai naudoja, kalbėdami apie nežydus, gali būti antisemitinis. Vienas žodis – kontekstas. Visų pirma, visiems gojams, kurie klausosi, galiu jūs patikinti, kad tai nėra dažnas žodis tarp žydų. Jei jį ir vartojame, tai tik su aiškia ironija. Viena iš priežasčių, kodėl šis žodis pastaraisiais mėnesiais tapo populiarus, yra ta, kad jį paminėjo dėja žydas Jeffrey Epsteinas savo vardiniuose dokumentuose. Dabar nenoriu būti tas, kuris gina Jeffrey Epsteiną. Tačiau jis akivaizdžiai juokavo. Tačiau faktas, kad jis tai pasakė, dar labiau paskatino šio termino naudojimą kaip antisemitinio šūkio, vaizduojant žydus kaip pranašesnius, valdančius pasaulį ir naudojančius nežydus kaip pėstininkus. Tai jokių būdų nėra naujas reiškinys. Tokie memai kaip gojai žino, uždarykite tai, jau daugelį metų yra įprasti kraštutinių dešiniųjų forumuose. Tačiau šioje naujoje versijoje turime gojų galvijus, kuriuos gano žydai ir maitina jų gojų pomiją. Terminas reiškiantis pigiai pagamintą maistą ar turinį. Kiekvienas iš šių atvejų pasisavina jidiš terminą, kad skatintų seną antisemitinį stereotipą apie tai, kaip žydai valdo pasaulį. Kokia rasė valdo 85% žiniasklaidos įmonių? Aš sakyčiau, baltoji. Ne, žydai. Kokia rasė sudaro 80% didžiųjų korporacijų vadovų? Ir čia kraštutinė dešinė yra gudri su savo antisemitizmu. Jie slepia tai po ironijos, memų ir vidinių juokelių sluoksniais. Šis tyčinis ribų ištrinimas apsunkina atpažinimą ir įtvirtina šiuos terminus Z kartos bei nuolat internete esančių žmonių žodyne. Tame New York Times straipsnėje, kurį minėjau, kuriame ADL buvo apsėsta šią temą, jie citavo 15 metų moksleivį sakantį, kad apie 70% jo metų grupės mokykloje yra susipažinę su šia fraze. Tačiau tik miglotai supranta, kad ji gali būti kažkaip susijusi su žydais. Tačiau jie vis tiek tai sakys, nes tai yra memė. Tai jau daugiau nei 10 metų yra kraštutinės dešinės taktika. Būti atvirai antisemitiniu, bet paslėpti tai pokšte.
Taigi, jei kas nors tave dėl to apkaltina, gali pasakyti, atsipalaiduok, juk akivaizdu, kad tai tik pokštas. Ir tada tai tampa vidiniu pokštu. Ir tai mus atveda iki šių dienų. Taigi, ką mes galime dėl to padaryti? Tiesą sakant, nieko. Jei mes jiems pasakysime sustoti ir parodysime, kad mums tai skaudu, tai tik paskatins juos eiti dar toliau. Jei mes tai ignoruosime, tai tik auks ir leis antisemitizmui dar labiau įsigalėti mūsų visuomenėje. Vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, yra daryti tai, ką mokame geriausiai. Toliau kontroliuokime gojus. Gerai, keičiam temą. Viena mažiausių religinių bendruomenių pasaulyje, samaritanai, ką tik atšventė Šavuoto šventę, senovinį ritualą su naktinėmis maldomis ir kvapą gniaužiančių žygių į šventojo Gerizimo kalno viršūnę saulei tekant. Pažvelkite į šiuos nuostabius jų šventės vaizdus. Ankstyvas rytas Gerizimo kalne. Vėjas pučia dulkes, o blyški rytinė šviesa susiliejo su maldos garsais. Samariečių garbintojai gieda jūros giesmę ant kalno viršūnės, švęsdami Šavuotą, giedodami ir studijuodami Torą visą naktį. Maldos prasidėjo vidurnaktį kaimo sinagogoje Kirjat Luzahoje vakarų krante, prieš tikintiesiems pradedant žygį į kalno viršūnę, sustojant tik pasimelsti. Ir galiausiai pasiekė šventąją vietą, kur samariečių tikėjimu buvo išbandytas Abraomas ir kur Jozuė pastatė akmeninį aukurą. Samariečių Toros versijoje būtent tai padarė Jozuė ben Nunas, kai perėjo Jordano upę. Jis iš karto pastatė aukurą Gerizimo kalne ir padėjo 12 akmenų į jiems skirtą vietą. Tai yra senovinis ritualas. Archeologiniai įrodymai rodo, kad samariečiai dalyvavo Šavuoto piligrimystėje Gerizimo kalne bent 2500 metų. Skirtingai nei pagrindinė žydų tradicija, samariečiai Biblijos nurodymą skaičiuoti 50 dienų nuo dienos po šabo aiškina pažodžiui, kaip sekmadienį. Jų festivalis trunka 7 dienas su visą naktį trunkančiomis maldomis ir ritualais. Samariečių bendruomenė iš tikrųjų yra visos tautos, kuri egzistavo ir turėjo savo kalbą, savo vėliavą, savo istoriją. Kaip apibrėžiama kiekviena tauta ir valstybė – palikuonys. O mūsų įsakymas yra išlaikyti žariją ir perduoti deglą iš kartos į kartą, kaip aš stengiuosi daryti su savo vaikais ir anūkais. Aš esu 126 karta, o mano vaikai yra 127 karta. O mano anūkai yra 128 karta šalyje. Menašė Catka priklauso vienai iš 4 šeimų, kurios sudaro samaritanų bendruomenę Izraelyje. Iš tikrųjų, mes esame mažiausia bendruomenė pasaulyje, nors kadaise mūsų buvo 2 milijonai. Tačiau visi imperijos, kurios čia praėjo, ir visi karai, kurie ištiko Izraelio tautą Izraelio žemėje, taip pat pakenkė samaritanų bendruomeniai. Mes pasiekėme žemiausią tašką. Šiek tiek daugiau nei 100 žmonių. Ir ačiū Dievui, šiandien, 21 amžiaus pradžioje, mes esame bendruomenė iš 905 žmonių. Samaritų Šavuotas yra viena iš 3 kasmetinių piligrimystės švenčių, reikalaujanti visos bendruomenės pakilti į kalną ir melstis. Gerai, dabar yra Liepos 4 savaitė ir šių metų šventė turi dar didesnę reikšmę, nes JAV švenčia savo 250 gimtadienį. Ir nors šiais metais JAV politikoje yra nemažai susiskaldimo, Liepos 4 vis tiek išlieka švente, kurią skirta švęsti su šeima ir draugais, mėgaujantis tradiciniais fejerverkais ir sena gera amerikietiška sielos virtuve. O mums, emigrantams čia Izraelyje, tai vilioja mūsų skonio receptorius. Taigi mes trokštame savo mėgstamiausių skanėstų. Dabar studijoje prie mūsų prisijungia 2 broliai, kurie yra didelės, gausios šeimos dalis. Turime Fivelį ir Mendelį Oppenheimus, kurie yra Bodega Burger Tel Aviv, bendrasavininkiai ir bendraįkūrėjai. Sveiki. Sveika, Emilija. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū, kad esate čia. Ir visų pirma, pažiūrėkite, kiek meilės yra tarp 2 brolių, ypač kai dirbate kartu. Ir žinau, kad turite daugiau brolių ir seserų. Kaip jums pavyksta visą tai suderinti? Žinote, labai juokinga, kad taip sakote. Viskas priklauso nuo tėvų. Gerai, vadinasi, jums pasisekė su tėvais. Galite tuo nebejoti. Jie visada mūsų klausia, kaip jūs dirbate su savo broliais ir seserimis. Aš visada jų klausiu, kaip jūs nedirbate su savo broliais ir seserimis. Pasitikėjimas.
Mes dirbame kartu, mes palaikome vieni kitus ir mylime vieni kitus. Štai taip. Taigi jūs užaugote Izraelyje, bet jūsų tėvai yra amerikiečiai. Kiek jiems buvo svarbu, kai augote, kad prisimintumėte, jog esate amerikiečiai ir kad pasinaudotumėte kai kuriomis tomis šventėmis? Na tai. Kai buvome vaikai, mes visada grįždavome namo, turiu omenyje, pas senelius, ir galėdavome juos aplankyti. Ir mano tėvams buvo svarbu, kad mes palaikytume ryšį su jų tėvais. Todėl kiekvieną vasarą važiuodavome ir tiesiog mėgaudavomės viskuo. Nesvarbu, ar tai būtų mėsainiai su bulvytėmis, pica, ar tiesiog visi tie klasikiniai amerikietiški restoranai. Taip. Ir kiekvieną kartą, kai keliaudavome pirmyn ir atgal, labai norėjosi tų nostalgiškų skonių čia, namuose, Izraelyje. Ir mes jų tiesiog negalėjome rasti. Tad nusprendėme, kad turime juos atsivežti patys. Žinau, tai tiesiog vienas dalykas, kurio čia nesugeba padaryti tinkamai. Neturiu nieko prieš šią šalį, bet kaip amerikietiai, tai vienas didžiausių mano nusivylimų. Čia jie nemoka tinkamai padaryti bandelių. Jie nesugeba padaryti spurgų tinkamai. Na žinai, dešrainiai akivaizdu, kad čia taip lengvai negausi jautielos Frankfurto dešrelių kaip Amerikoje. Taigi paaiškink, ką atsinešiai čia. Taip. Turiu tau pasakyti. Esu toks laimingas, kad pasakėjai, jog negali, nes dabar jau gali. Dabar mes galime, brangioji. Galėtum gauti tikras bandeles, tikras 100% jautienos dešreles. Mes viską darome teisingai. Tai nepaprastas marinuotas agurkas. Tai marinuotas agurkas su krapais. Mes nejuokaujame ir darome tai, kuo tikime. Ir tai yra tikras amerikietiškas maistas. Tikras. O kas svarbiausia? Taip, mums taip pat labai svarbu, kad visi galėtų ateiti ir mėgautis. Todėl niekur nesutaupėme ir laikomės košerinės virtuvės taisyklių. Todėl naudojame veganišką sūrį, o šoninę, jautienos šoninę, rūkome patys vietoje. Taigi tai tikrai yra ir tai yra košerinis. Ir tai yra košerinis. Kaip jūs galite turėti jautienos šoninę, jautienos sūrainį ir parodyti man tai? Kaip? Kaip tai veikia? Kaip tai veikia? Na. Štai jis. Tai grožis, ji tikra gražuolė. Mūsų šoninė pagaminta iš jautienos, mes ją rūkome vietoje. Mūsų sūris pagamintas iš kokosų aliejaus. Žinote, dažnai deda tofu, bet tai nėra tas skonis. Ir tada turite šį epinį amerikietišką variantą. Oho, o bandelės? Kaip jums pavyksta jas tobulai pagaminti? Vėlgi, daugelis nesupranta. Taip, aš daugam sakau. Daug žmonių Odagoje labai domėjosi magija. Štai taip. Ir tu kuri magiją. Tai ką mes turime? Papasakok apie maistą, nes esu alkana ir jau pradedu valgyti. Aš tai padariau dar prieš interviu. Taigi, Mendelį, nori pradėti? Papasakok apie dešrainį. Tai. Gerai, taigi čia yra mūsų dešrainis. Tai iš esmės yra mūsų firminis patiekalas. Ir kas juokinga dėl dešrainių, žmonės to dažnai nesupranta. Amerikiečių juvelyrika turėjo tiek daug įtakos maistui. Taip. Dabar, jei pažiūrėsite į tai, šie dešrainiai anksčiau buvo vadinami ir frankfurteriais, nes jie atkeliavo iš Frankfurto. Ir tada atsirado žydai ir vietoj kiaulienos jie pradėjo gaminti juos iš jautienos. Ir žydai atnešė dešrainius. Visi beisbolo žaidimai. Klasikinis Liepos 4-osios Nathan dešrainių valgymo konkursas. Kasmet apie tai praneždavau, kai dirbau Niujorke ir tai tiesioginė prasme mane pykindavo. Bet tai vis dar yra tradicija iki šiol. Nathan dešrainiai tikrai ir tai yra vienas iš didžiausių, žinote, amerikietiško stiliaus maisto produktų egzistuojančių pasaulyje. Taip. Ir taip pat, kas mus taip asmeniškai paliečia su šiuo produktu, tai kai vaikštame Ponios saloje. Mūsų senelio istorijos, kai jis važiuodavo dviračių į paplūdimį dar 30-aisiais ir 40-aisiais, kai dar nebuvo eismo. Prieš visą tai žinote. Ir tai buvo jo geri senieji laikai. Taip, tikrai tu. Taigi, jei dabar pažiūrėsite į nuotrauką, kurią matote, tai mano prosenelis. 1929 metai. Soho, New Yorkas. Jei labai atidžiai pažiūrėsite, pamatysite, kad meniu yra Frankfurto dešrelės. Meniu. Taigi jis jau tada gamino savo Frankfurto dešreles. O dabar mes esame Izraelyje. Tai taip šaunu, po daugelio metų. Taip. Gaminame. Dešrainius. Jei tik jis būtų išlaikęs tą nekilnojamojo turto gabalą, mano. Dieve, aš... Net nežinau. Tik niekas nežinojo, kuo Solo taps, žinote, po 100 metų.
Gerai, tai dabar paaiškink ir apie mėsainius, bet visa tai yra pagaminta su meile ir pagal tavo slaptą receptą. Tai kaip didysis makas, kurio recepto tu neatskleisi. Slapto padažo receptas skirtas mums mėgautis, bet nežinoti, kaip tu jį pagamini. Iš esmės taip, bet dar vienas dalykas, kurį turėtum žinoti apie tai, ką darome Bodega, yra tai, kad mes gaminame smash mėsainius. Dabar mes gaminame tik smash mėsainius, nes tai mūsų nostalgija. Mes vis apie tai kalbame. Skristume į JAV. Mano tėtis taip pat daugelį metų dirbo technologijų srityje. Taigi, patikėk ar ne, kai Shake Shack tapo labai populiarus, jis skrisdavo, Shake Shack valgydavo. Nes 3 terminale buvo Shake Shack, skrisdavo, valgydavo Shake Shack. Iš JFK oro uosto. JFK oro uostas. Maišai su maišais. Taip. Ir nesuskaičiuojamas kiekis dešrainių bandelių, kaip... Mes turime ir papildomą maišelį, todėl tau teks su tuo susitvarkyti, gerai? Ir kol dar turime laiko, taip pat turime vištienos, turime daktaro Peperio mėtos skonio, kas galėjo pagalvoti, tiesiog švenčiame daktarą. Peperio gimtadienį. Man atrodo, jis buvo balandį. Kiek jam metų? Štai. 125 metų ar kažkas panašaus. Oho, taip. Mes surengėme gimtadienio vakarėlį ir puikiai praleidome laiką. Nuostabu. Na, ačiū tau ir man. Ar būsite atidaryti 4-ąją? Taip. Šeštadienio vakaras? Štai taip, žinoma. Mes taip pat siūlome dešrainių rinkinius, todėl galite pasiimti juos namo ir pasigaminti dešrainius patys. Taip, kaip reikia. Nuostabu, nuostabu. Labai smagu Jūs matyti studijoje. Ačiū, kad pakvietėte. Labai Jums abiem ačiū. Ir būtinai apsilankykite Bodega Burger Tel Aviv. Kur Jūs esate įsikūrę? Karlai nupirko 14. Štai taip, labai Jums visiems ačiū. Negaliu sulaukti, kada galėsiu pavalgyti. Aš nevalgau. Išmokau pamoką nevalgyti prieš kamerą, nes dažniausiai kažkas nutinka su mano drabužiais. Ačiū visiems, kad žiūrėjote Žydų pasaulio savaitę. Aš Emilė Francis. Su Liepos 4-ąja ir su gimtadieniu Amerika. 250 metų mažute.